Tai va, vienas šauniausių ir gražiausių Alytaus miesto, tai yra Alytaus kultūros centro folkloro ansamblis Žvangutis, katram vadovauja 100 metų, be 100 metų Renata Sviklienė. Prašom. Grožį, tai desėtkas metukų mum pernai suvėjo, nu ir taip jau čia susitoliau eina. Mes čia buvom pernai prieš šįmetys, pernai buvom dainų šventėm, antrų roslių. Dar, va šitais metais, tai mes pirmų ros buvom užsienį, Graikijoje. Tai va, labai džiaugiamės. O taip, ansamblis mūsų nemažėja, daugėja mūsų, tai labai džiugu, o kad šitiek žiūrovų susirinkim, tai iš vis labai džiaugiamės. Nu tai per tuos festivalius einam, dainuojam, tai pirmų tokių dainukį iš Čiulbaugo festivalio. Ir aš užeisiu ant kalno, aš užeisiu ant kalno, aš užeisiu. Aš užeisiu ant kalno,
Nu, kad gražiai dainavo, bet jau mane, kas garsina, tai išbarė, sakė, jai kalba, tai reikia liūton kalbėti. Ne, uai. O ko jūs kaip įmoros ištekėjus? Uai. Tris žodžius sakykit, labą dieną, viso gero. Gerai, duoktų savo trupelį. Oi, tas jaunulis. Tai kur dar čia Dievus pasakius, nu mes ne tik dainuojam, nu kad grajinam ir šokam, tai čia aišku, tuoj viskų parodysim. Dar ir retkarčiais nuvažiuojam tik kur nors paporint kur nors, bet dar turim ir tokių Svetlana Žadėkienį, kad porina, nu ir aš tėvinių kitų žodžių dzūkiškai pramokus kapi. Kur dar apie mus pasakius, nu po tuos festivalius važinėjam, visokių išmokstam, ale senos, geros dainos, tai vis reikia jas prisimyti, vis atkapstyti iš to kuparo. Tai va šitokia viena dainukė, Katra buvo viena iš pirmųjų mūsų ansamblį, tai Josimin Kalnelius. Telefonas. Dar prisiminiau, kad mes po viskį jau kaip šitų dainų, nu, jau tokį daugiau prikaupį, sakom, reikia ir kitų kokių tai mokytis. Tai va vienoros mus, gal ir ne vienu, jau pakvietė partizaninių dainų padainuot, nu tai po viskį jau kaupiam. Ir dar tieski labai madoj romansai. Nu tai kartą kartais buvom ir Kaišiadorys, na, Prienuos buvom, nu tai vienu kitų dainų irgi jau bandom. Tai padainuosim tyliai Bangų jūrą. Lay
bus šokiai, nes mūsų ansamblis taip pat labai daug ir šoka. Ypatingai naujokai, kaip ateina, sako, ar bus su kuo šoks, sako, reikia atsivesti tokį vyriškų, nes žinote, tų vyriškų trūksta. Tai pirmas šokis, karobuška, tai yra dzūkiškas šokis. Kitas šokis, mudu brolokai, jeigu jie norinčių prašom prisijungti ir taip pat šokti. Dainuoja ir graina mūsų puikiai kapelukė. Buvom pasiruošę į tuos trišokius, bet matau, kad žvangutis nesustoja. Dar mes vienu ir paskutinis. Sukcinukas.